Sveiki, ištikimieji NKTV žiūrovai. Su jumis sveikinuosi aš Ernestas Janušas ir visa laidos komanda. Ši laida svarbi, vien dėl to, kad ji yra paskutinė. Bet paskutinė tik šio sezono laida. O joje matysite štai ką. Paskutinėje metų rubrikoje tinkle. Kur susirasti šunį? Kur susirasti laužavietę? Kur surasti aktorių panašų į žaidimo herojų? Bei kur surasti žvėrių hibridus? Be jokios abejonės pažaisime. Pagaliau, turime ir naują raganių, antroji raganiaus dalis, išsami žaidimo apžvalga. Žaidimo BioShock tęsinys. Jis bus tik kitais metais, tačiau šį bei tą apie jį žinome jau dabar. Nauji ir švarūs NKTV marškinėliai bus jums padovanoti. Kaip laimėti, žiūrėkite laidą iki galo. Šiandien rinkoje programėlių sumaniesiems telefonams pardavimai auga. Ką ten auga? Tiesiog šaute šauna į dausas. Kalbu apie programėles arba appsus jūsų mobiliakui, kurios galite nusipirkti Apple, Nokia, Google arba RIM parduotuvėse. Programėlės dažniausiai kainuoja vos 1-2 eurą, tačiau ir dėl to jų pardavimo kiekiai auga. Štai šiais metais mano minėtų 4 parduotuvių pajamos bus beveik 4 milijardai dolerių. Wow! Ir tai yra 77% daugiau nei pernai. Dar kartą, wow. O kuri parduotuvė liks lyderė? Nieko naujo. Apple App Store 60% rinkos. Ar žaidžiate Farmville Facebook'e? Tikiuosi, kad ne. Nes aš jį po paraliais išjungiu, nes labai nusibodo visų mano draugų užklausos. Ar norėtum pasodinti rūgį, ar norėtum nupjauti eriukui kojas. Nežinau, viską po paraliais išjungiau ir dabar Farmville'o nematau. Bet mane pasiekė labai nerimastinga žinia apie tai, kad Didžiojoje Britanijoje Farmville'is gali vykti iš tikrųjų, tai yra iš Facebook'o persikelti į tikrąjį gyvenimą. Kaip tai atsitiks? Viena britų firma, įkvėpta Farmville'o idėjos, nutarė atiduoti savo fermos valdymą į interneto vartotojų rankas. Taip, kaip ir Farmville'e, žmonės galės prie kompiuterio balsuoti arba nutarti, kokius pasėlius sodinti, kaip dalintis pajamas ir kitus fermos gyvenimo klausimus. Manau, kad čia yra šakės. Kiekvienais metais Jungtinėse Amerikos valstijose yra renkama daugiausiai pagarbos nusipelniusi kompanija. Rinkimai įvyko ir šiais metais. Juose dalyvauja 30 000 žmonių, jiems užduodama 20 klausimų. Klausimai grupuojami į 6 kategorijas. Tai yra įvairūs pjūviai apie kompanijas. Į daugiausiai pagarbos vertų kompanijų 10-tuką pateko tokios žinomos bendrovės kaip Apple, Intel, Amazon.com. Gigantas Microsoft liko 16 vietoje. Blogiausią reputaciją gavo bankai, draudimo ir naftos kompanijos, o sąrašo gale Chrysleris, Goldman Sachsas, BP ir AIG. Ar pastebėjote, ką praleidau? Taigi pačią daugiausiai per metus pagarbos nusipelniusi Amerikos kompanija. O ją tapo, spėkite, iš 20 kartų, taip pataikėte iš pirmojo, be abejo, kad Google'as. Taip pat teigiama, jau Google tapo brangiausių pasaulyje prekės ženklų. Vertė daugiau nei 44 milijardai dolerių. Pranešimas iš antrosios Lietuvos. Kalbu apie Didžiąją Britaniją ir apie jos sostinę Londoną. Apie ką pranešimas? Apie taksi. Vasarą po Londoną važinės net 500 specialiųjų Vodafone taksi. Tai bus tie patys Londono kebai, tik kitaip nudažyti. Na, skirtumų yra ir daugiau. Ir yra vienas esminis. Už kelionę šiais specialiaisiais taksi bus galima atsiskaityti SMS-u, trumpąją žinutę. Labai paprasta. Kelionės pabaigoje nusiunčiate reikiamų numerių žinutę su skaitiklio suma ir bum, jūs išleidžia iš mašinos gyvą.
Sveiki atvykę į rubriką Tinkle, kurioje mes naršome po internetą, po smagias, įdomias ir galbūt net naudingas vietas pasaulinėme tinkle. Kaip mes parenkame nuorodas, tas, kurias jūs matote per televiziją? Labai paprastai. Mes keliaujame į mūsų Facebooko sieną ir ten žiūrime, ką internete surado didžiulė NKTV bendruomenė. Tai yra, atrinkti tinkle nuorodas padedate jūs. Ir pirmoji svetainė šios dienos laidoje. Pabrėžiu, paskutinėje šio sezono laidoje. Giedrius Vilkelis mums siūlo Lietuvos laužaviečių žemėlapį. Wow, skamba gerai, nes vasara juk ant pat nosies. Labai paprastai paieškosiu, tarkim, 50 km spindulių nuo Vilniaus yra štai kas. 39 vietos. Gerai, žalieji ežerai nedomina, keliaukim kur nors toliau. Tarkim, Tylos kampelis, jėga. O, Tylos kampelis yra prie pat Baltarusijos. Poilsiavietė miško lankytojams, kablelis atsipūsite, kablelis atgausite jėgas. Kalvelių girininkija adresas ir yra kažkokia netgi nuotrauka. Bet svarbiausia, kad yra laužavietės vieta žemėlapį. Pabandykime išsididinti. Štai čia turėtų būti ta laužavietė. Negana to yra GPS koordinatės, kurias turbūt reikėtų suvesti į savo navigatorių ir jis jūs atveš prie pageidaujamos laužavietės. Taigi Lietuvos laužaviečių žemėlapis. Valio! Reiškiu padėką dar vienam NKTV žiūrovui. Romanui. Romanas akivaizdu, kad mėgsta ciuciukus. Svetainė ltšunys.lt, kurioje galima ieškoti parduodamų šunų. Na tarkim, mane domina šuo, kurio veislė yra... O, tebūnie neveislinis. Ieškom. Prašau, kiek neveislinių šunų. Mišrūnai spanieliukai. Vada 1 mėnuo. Kaina 1 litas. Akivaizdu, kad žmonės atiduoda. Ui, kokie mažyliai. Tai va, jeigu galvojate įsigyti šuniuką, ltšunys.lt gali jums pagelbėti. Padėka Dominykui Graužiniui, kuris atsiuntė mums šią įdomią, nors kiek keistą svetainę. Kodėl? Todėl, kad yra kovos Google paieškos sistemoje. Yra 2 langai, į kuriuos reikia įrašyti pageidaujamą raktažodį. Tarkim, pirmas tebūnie NKTV, antras tebūnie Algimantas Čekuolis. Žiūrim rezultatus. Čia NKTV mušasi su Algimantu Čekuoliu. Prašau, kas nugalėjo? Algimantas Čekuolis. Pagarba, ponas Algimantai. NKTV Google turi maždaug 12 000 paminėjimų, o Algimantas Čekuolis 16 000. Sakyčiau, visai neblogai mes pasirodėm. Kartais Photoshopo galimybės išties nustebina. Radoslavas siūlo mums pasižiūrėti į nematytus žvėris. Žvėris, kurie yra pagaminti kompiuteryje. Jų tikrovėje tokių nėra. Apie ką aš kalbu? Žiūrim. Va. Šitas man patinka. Katinas ir balandis. Katino ir balandžio hybridas. Čia yra ryklys sukryžmintas su pele. Išties, ryklys sukryžmintas su pele. Čia jėga. Šuo kanarėlė. Aba. Reaktyvinis delfinas. Ir čia yra mano mėgiamas. Zombis triušis. Radoslavai, ava toks va puslapis. Tai dar ne visos interneto svetainės šioje laidoje, prie jų sugrįšime iš karto po reklamos. Primenu, kad jūs žiūrite paskutinę šio sezono laidą apie technologijas NKTV, kurioje dar liko pamatyti štai ką.
Netrukus paskutinioji šiais metais žaidimų rubrika. Joje susipažinsime su šviežiai išleistų antruoju Raganiumi, bei pažiūrėsime į ateitį į 2012 metus, kuomet BioShock Infinite bus pasiekiamas visiems, o kol kas užmesime į jį akį. Ir, be jokios abejonės, pasiūlysiu laimėti NKTV marškinėlius. O apie tokius puslapius aš mėgstu priminti tiesiog kas kelias laidas. Jų yra daug, bet kiekvieną kartą priminus jūs gal prisiminsite apie šiokias tokias interneto galimybės. Apie ką konkrečiai aš kalbu? Andrius mums siūlo būdą, kaip paprastai ir patogiai savo kompiuteryje išsaugoti garsą. Garsą iš bet kurio jums patinkančio YouTube filmuko. Rodau, kaip tai veikia. Visų pirma, aišku, einame į YouTube ir susirandame tai, ką norime išsaugoti savo kompiuteryje. Tarkim, žiūrim Beyoncé, labai sudėtingai rašomas atlikėjas pavadinimas. Gerai, Beyoncé. Single Ladies, tebūnie. Apa. Puiku. Tarkime, aš noriu šio klipo audio takelio savo kompiuteryje kaip MP3. Spaudžiu bendrinti, kadangi mano YouTube'as lietuviškas, ir čia yra nuoroda į šį vaizdo įrašą. Nuorodą aš kopijuoju. O toliau keliaujame į Andriaus rekomenduotą svetainę, kurioje įklijuojame nukopijuotą nuorodą. Ir spaudžiame Next. Kompiuteris pagalvoja, pasispjaudo, parodo jums daug Traviano reklamų ir siunčiatės į savo kompiuterį MP3 failą. Ir netgi groja. Ir groja ne iš interneto, o iš mano kompiuterio MP3 failiukas, su kuriuo aš jau galiu daryti ką tik tai noriu. Kokybė nestebuklinga, na tiesiog tokia, kokia yra įdėta YouTube. Taigi, jeigu norite iš YouTube vaizdo pasimti MP3 failiuką, tai darote šioje svetainėje. Ir uždaryti šio sezono rubriką tinkle su paskutiniuoju puslapiu. Aš suteikiu garbę NKTV žiūrovui Dryžiui. Dryžiau, gerai padirbėta. Puslapis yra va toks. Žiūrim. Video game lookalikes. Išvertus į lietuvių kalbą, čia jūs matysite aktorius, tikrus kino aktorius, kurie panašus į video žaidimų herojus. Arba atvirkščiai. Štai pavyzdžiui, Moriartis iš Sherlocko Holmeso yra itin panašus į žymų aktorių Christopherą Walkeną. Robertas Patrikas iš Terminatoriaus atrodo kaip Brianas Furis iš žaidimo Tekken. Denisas Hopperis neša į daktarą Bryną iš žaidimo Half-Life. Na ir dar, viena kita panaši nuotrauka yra šioje svetainėje. Tai tiek naršymo šioje paskutinėje sezono NKTV laidoje. Bet naršymo reikalai tikrai nesibaigia, kadangi planuojame čia sugrįžti rudenį. Per visą vasarą laukiame jūsų nuomonių apie tai, kągi mums internete vertėtų aplankyti ir visai Lietuvai pamatyti. Todėl mūsų Facebooko profilyje tiesiog ant sienos palikite nuorodas, palikite tas interneto vietas, kurios jums atrodo įdomios. Už tai iš anksto jums labai dėkoju. Žaidimų rubriką noriu kaip visuomet pristatyti žinią apie savo gerą draugą Martyną. Taip, tą patį Martyną, kurį žaidžia. Kas naujo Martyno stovykloje? Prisipažinsiu, nežinau, nes po praėjusios laidos jis su manimi nutraukė ryšius. Jam nebepatinka, kad kiekvienas jo žaidimų pasaulio žingsnis yra pranešamas viešai visai Lietuvai per televiziją. Bet sakė, kad jeigu būsiu geras ir šią vasarą gerai elgsiuos, galbūt rudenį jis vėl man pasakos, kaip jam sekasi žaisti. O dabar, kaip ten bebūtų su tuo Martynu, paskutinė šio sezono NKTV žaidimų rubrika. Žaidimų rubriką pradėkime nuo naujienų. Assassin's Creed mėgėjai sulaukė įdomios žinios. Ubisoft atskleidė būsimos 4-osios žaidimo dalies veikėjus, tiksliau multiplayer režimo dalyvius. Tarp jų sutiksime Kazokę iš Odesos,
atstumtą sultono pusbrolį, korumpuotą Osmanų imperijos šaulį ir buvusi žudiką. Žadama, kad jie bus tiesiogiai susiję su pagrindinė istorija. Tai žingsnis į priekį, mat Assassin's Creed Brotherhood internetiniai veikėjai atliko tik mažus vaidmenis kampanijoje. O kaip viskas bus naujoje Assassin's Creed dalyje pavadintoje Revelations, sužinosime lapkritį. Pabodo arkadinės Call of Duty kovos, Bohemia Interactive pranešė, kad kuriamas karinis simuliatorius Armed Assault 3. Jame susirems NATO ir dar nenustatytos rytietiškos pajėgos. Žaidėjas taps kapralu Skotų, nagrinėjančių tvirtai slepiamas karinės paslaptis Viduržemio jūros saloje. Be įvairiausių ginklų galėsime naudotis lėktuvais ir net laivais. Žaidimo laukiame kitų metų vasarą. Andžejaus Sapkovskio Raganiaus knygų serija yra vienas rimčiausių Lenkijos fantasy pasiekimų. Juose pasakojama istorija apie Geraltą. Jis iš našlaičio tapo mutantų monstrų medžiotojų, vadinamų raganiumi. Kardų ir truputėlių magijos jis kovoja su pabaisomis, trukdančiomis ramiai gyventi valstiečiams. Šiuose knygose maloniai susilieja fantasy ir mokslas, naujai nagrinėjamas rasizmas magijos pasauliuose. Įkvėpti puikios istorijos ir milijonų skaitytojų pasaulyje, žaidimų kūrėjai CD Projekt 2007-aisiais išleido žaidimą The Witcher, arba išvertus į lietuvių kalbą tiesiog Raganių. Tai buvo netikėčiausias metų hitas. Jis atrodė nuostabiai, istorija puikiai ir galiausiai buvo parduota daugiau nei 1,5 milijono žaidimų. Šiemet sulaukėme antrosios dalies. Taigi, apie antrąjį Raganių. Per 4 metų žaidimas sulaukė daugybės pokyčių. Kovos sistema nėra suskirstyta į stilius. Dabar kairių mygtukų kirsime greitą lengvą smūgį, dešinių sunkų ir lėtą. Dabar bus daugiau bandymų išvengti smūgių, ritinėjimosi žeme, blokavimo bei puolimo iš šonų. Kovos tapo daug intensyvesnės ir raganiškesnės. Tiesa, dabar eliksyrų negalėsime išgerti tiesiog tarp kalavijo mostų. Tai teks padaryti prieš mūšius per meditacijos meniu. Ši naujiena suteikia tam tikrą strateginio pasiruošimo prieskonį. Be to tai pateisinama, nes žaidime eliksyrų veikimo laikas matuojamas ir 10 minučių. O juos vartoti tikrai teks, nes kovos žaidime dabar gana sudėtingos. Istorija vis dar neapleidžia uždelstų pasiekmių sistemos. Padėk vienam veikėjui dabar, rezultatus pamatysi po 3 valandų. Taigi, dialogai vis dar yra svarbi žaidimo dalis. Aplinkos vis dar atrodo nuostabiai. Miestai keliasi ir eina miegoti, valstiečiai vaikšto su savo reikalais. Atėjai į parduotuvę, bet nėra pardavėjo, jam matyti pietų pertrauką ir jis išėjo kažkur užkasti. Gatvėse žmonės šnekučiuojasi apie jiems aktualius dalykus. Naujasis grafikos variklis pateikia nuostabių vaizdų, bet ir daug reikalauja iš jūsų kompiuterio. Be to, CD Projekt dar tikrai derėtų padirbėti su veidų animacija. Galima drąsiai sakyti, kad Witcher 2 yra tikrai smagus žaidimas, pasukęs visai kitų kelių nei Dragon Age 2. Todėl išbandyti jį verta ne tik Andžejaus Sapkovskio, bet ir visiems RPG fanams. Pirmasis BioShock buvo tikrai puikus. 2007-aisiais jis mus nukėlė į sugriuvusią povandeninę utopiją. Vandenino dugne veikėjas kovojo su išlikusiais gyventojais. Žaidėjai galėjo džiaugtis 6-ojo dešimtmečio architektūra, antgamtiškas galias suteikiančiais implantais. Net gailėtis tragiškai vaikščiojančių didžiųjų tėtušių. Aišku, po tokio sėkmingo žaidimo negalėjo nepasirodyti antroji dalis. Ši nebuvo sutikta taip pat šiltai. Variklis senstelėjo, be to, povandeninis miestas nebebuvo visiškai nauja teritorija. Tačiau kūrėjai nenuleidžia rankų ir mes galime tikėtis trečiosios dalies. BioShock Infinite vyks labai neįprastoje vietoje. Žaidėjai šį kartą imsis Bookerio Devito vaidmens. Jis yra buvęs legendinių Pinkertonų arba seklių apsaugininkų agentūros agentas. Naujausia jo užduotis – nuvykti į Kolumbiją ir rasti merginą vardu Elizabeth arba Elžbieta. Tačiau tai nebus kelionė į Kolumbijos šalį arba tokią vietą Jungtinėse valstijose, kuri vadinasi Columbia District. BioShock Infinite Kolumbija yra skraidantis miestas. Jis buvo suplanuotas 20-ojo amžiaus pradžioje ir turėjo tapti demokratijos bei kitų amerikoniškų vertybių įrodymų. O galimybė skraidyti padebesiais turėjo padėti eksportuoti šias žinias į įvairiausius pasaulio kraštus. Bet kažkas atsitiko ne taip, kaip buvo suplanuota. Kolumbija parodė savo dantis, smogė antžeminiam pasauliui ir dingo. O dabar žaidėjas turės išnarplioti bylą šioje skraidančioje makalinėje. Kaip sakėme, Kolumbijos vystymasis gerokai nukrypo nuo pirminio plano.
Vietoj to, kad ištiestų rankas pasaulio stumtiesiems, skraidantis miestas pasirinko ksenofobiją. Jau pirmosiuose filmukuose matome žaidimo aplinkose plakatus, skatinančius priešintis užsieniečiams ir ugdančius rasizmą. Atrodo, kad žaidimas susilauks įdomių socialinių atgarsių. Pats miestas bus daug atviresnis nei ankstesnėje dalyje matytas Rapture. Kolumbija nėra sujungta masė skraidančių pastatų. Tai greičiau yra skraidantis salynas, besilaikantis ant balionų. Vienoje tokioje salelėje gali būti ir pastatas, ir net dalis rajono. Kol kas žaidimo aplinkos atrodo labai šviesios ir tvarkingos, bet šiurpios. Matyt, taip yra dėl minimalių nuniokojimo pėdsakų ir žmonių stygiaus. Kūrėjų tvirtinimų žaidėjai galės daug laisviau klajoti šiame mieste ir nebus genami tiesiai iš užduoties į užduotį. Keliauti tarp salų galėsime bėgiais, ant kurių užsikabinama nešiojamu kabliu. Pakeliui gali tekti susikauti su kitais keliautojais. Apie kovinę žaidimo pusę kol kas žinoma nedaug. Aišku, įprastų ginklų tokių kaip pistoletai, šautuvai ir šratiniai šautuvai bus. Galios irgi neturėtų pranykti, bet įgys kitą pavidalą. Viename iš demonstruotų filmukų matoma, kad jos įgyjamos geriant toniko buteliukus. Pademonstruota telekinezė, elektrošokas ir kai kurios kitos galios. Kalbant apie priešus, mūsų visų pirma lauks anaiptol nedraugiškai nusiteikę Kolumbijos žmonės, kurie dar galės burtis į tikras mines. Didžiųjų tetušių vietą užims kiborgai su įstiklintomis širdimis ir amžiaus pradžios stipruolių plakatų veidais. Kaip atrodys nuotykiai debesų mieste, sužinosime dar negreitai. BioShock Infinite pasirodys 2012-aisiais, o kada tiksliai dar neaišku. Tie laidos žiūrovai, kurie matė porą pastarųjų NKTV, tikrai puikiai žino, ką aš netrukus ištrauksiu iš už nugaros. Ką? NKTV marškinėliai. Taip, dar vieneri NKTV marškinėliai paskutinėje laidoje keliauja į mūsų Facebooko profilį. Ten konkursas. Ten juos galite laimėti. Kaip juos galite laimėti? Paprastai, pamatysite nuotrauką, kurioje bus NKTV marškinėliai. Prie tos nuotraukos paspauskite mygtuką patinka ir tada burtų fėja, kurios vardas yra Julius, atvyks ir išburs, kas gaus šiuos NKTV marškinėlius. Taigi, pirmin, dalyvaukit, laimėkit. Liūdesys. Liūdesys užvaldė mano sielą, kūną, kompiuterį, sumanųjį telefoną. Nes jūs žiūrite paskutinės šio sezono laidos NKTV, paskutinės sekundės. Nors nė velnio man neliūdna iš tikrųjų, matote, kad aš apsimetinėju, nes noriu jums padėkoti, išties iš viso širdies padėkoti, kad leidote mums po ilgos pertraukos sugrįžti į nacionalinės televizijos eterį. Kaip jūs tai padarėte? Ogi tiesiog žiūrėjote mūsų laidą. Taigi dar kartą dėkui už šaunų sezoną kartu, linkiu geros vasaros ir net nebejoju, kad susitiksime rudenį. Čia buvo Ernestas Janušas ir visa NKTV komanda. Iki!